Tradicinės Minecraft Snapshot naujienos. Pradėkim nuo to, kad buvo pakeistas pavadėlio receptas. Anksčiau reikėdavo glituko kamuoliuko ir 4 siūlų, o dabar reikia tik 5 siūlų. Nu vat kam taip reikėjo padaryti? Tai kur dabar įdomumas ir iššūkis bus? Ar Minecraft darosi per lengvas? Parašykit komentarą, ką apie tai manote jūs. Taip pat pakeistas buvo ir išdžiūvusios šmėklos receptas. Ir šitas pakeitimas gal ir geras, bet man netrukdė ir kaulo blokas. Iš vis man nepatinka, kad galima tą šmėklą pagaminti, kažkaip neįdomu taip. O kad jau prakalbam, kaip lengva gauti šmėklas, tai turbūt nelabai jas kas ir gamins. Nes už apytiksliai 64 auksinius luitus nuo šiol gali išsikeisti į tą pačią sudžiūvusią šmėklą pas tuos vadinamus piglinus. Ai. Galiausiai pagaliau Minecraft kūrėjai padarė, kad metant dūžtantį eliksyrą, efekto ilgis priklausys nuo to, kaip toli yra būtybė, o ne nuo būtybės kojų. Todėl šitoje tarpinėje versijoje eliksyro efektai veikia ir ant šmėklų. O ką manote jūs? Pasidalinkite, ko norėtumėte kitą kartą. O jei norite daugiau tokių filmukų, paspauskite širdelę.